Vytautą Daugėtį. Labą dieną ir labas vakaras. Aš savo norėčiau kalbėti, tik trumpai daugiau kalbėti vienu klausimu apie mokestį už studijas ir paskolą studijams. Klausimas yra labai platus, sakysim, čia, bet susiaurinant taip savo tematiką. Ir pradėsiu gal nuo savo pranešimo, taip gal apie rezultatų. Ir čia susisieja su išsivaikščiojimu Lietuvos. Studentai išvyksta į užsienį, gerai ir blogai. Aišku, gerai, keičiasi, pamato pasaulį ir panašiai. Bet yra kitas aspektas, blogai, kai jie išvyksta genami nusivylimo ir ieškodami, taip sakant, ankstyvai, tiesiog ieškodami geresnės vietos ir pragyvenimui, ir kad lengviau būtų studijuoti, tai yra tada blogai, nes tai neskatina paskui vėliau jas grįžti į Lietuvą. Dabar pateiksiu tokį keletą skaičių. Yra Jungtinės karalystės statistika, tokia jukas apie studentų priimamus iš kitų šalių skaičiai. Tai Lietuva 2010 per paskutinį priėmimą susilygino su didžiosiamis pasaulio valstybėmis, net Financial Times lygina ją su Vokietija, su Prancūzija, ir kad Lietuva pralenkė Jungtinės valstijas savo studentų skaičiumi išvykstančių ir priimamų į Anglijos universitetus. Ir tas laikas tiksliai sutampa su reformos dėja pradžia. Jeigu 9 metais buvo šuolis padidėjimas, tai per 200 padidėjo, tada buvo, prieš tai buvo 600, paskui jau ten iš 800, tai per paskutinį priėmimą į Anglijos universitetus įstojo 1520 Lietuvos jaunuolių. Tai augimas yra ypatingai spartus, net užsienio spauda taip tą pažymį labai ryškiai, rimta. Tai vėl Lietuvos vardas dabar mūsų minimas kaip daugiausiai siunčiantis, konkuruojantis su didžiausiamis pasaulio galybėmis. Netgi tokia, sakysime, Indija siunčia panašiai tiek pat studentų į Jungtinę karalystę dabar. Ir tas šuolis yra padarytas per paskutinius 2 metus. Jeigu buvom kažkur 25 vietoje, 24 prieš keletą metų, dabar esam 12, bet tos 12 prieš akį esančių, tai yra daugiausiai tos šalis, kurios yra Anglijos buvusios protektorato šalis ar kolonijos, tiesiog Britų sandraugos šalis, kur tradiciškai, net Airija, sakysim, natūralu, kad jie studijuoja Anglijos universitetus, bet dabar su jais konkuruoja ir tokiu pačiu mastu Lietuvos studentai. Ir kodėl taip vyksta? Dabar aš tik vieną klausimą. Aišku, čia galim daug priežasčių, bet gena ir ta finansų politika, kuri dabar yra aukštosiose mokyklose. Vis tik gyventi reikia, iš kažko pragyventi. Valstybinėse mūsų mokyklose, aukštosios mokyklos, jeigu mokantieji, jeigu kaip yra gena kitas, jis nežino, dar prieš todamas, ką jis gaus mokamą vietą ar krepšelį. Taip, sako, kaip ministras sako, nereikia turėti lūzerio psichologijos, reikia laimėti krepšelį. Bet truputį juokingai nuskamba, jeigu apie 300 000 priima, pusė jų yra garantuotas mokamos vietos. Vien tie lūzeriai bus. Bet tai vadinasi traiškiai kitą ir kažkaip pasimtos pinigus. Lyginant su civilizuota praktika yra ta pačia Anglija, Australija ir Jungtinės valstijos. Moka visi vienodą studijų kainą. Jeigu aš kalbu apie mokamas šalis, kur mokamos yra studijos, neliečia jau skandinavų. Vienoda studijų kaina valstybinėse mokyklose, arba ta kaina nežymiai priklauso nuo būsimų pajamų, kurios tikėtinų. Dėl to, pavyzdžiui, Australijoje už studiją savo moka tiek pat teisininkas, tiek pat medikas. Ir jeigu taip gradacija, taip apsivečia. Bet skirtumai nėra dideli tarp atskirų grupių. Taip pat yra Jungtinė karalystė panašiai, moka dabar 3000, žada padidintą mokestį, bet visiems vienodas bus. Panašiai yra ir Jungtinėse valstijose, tai yra liberaliausia savo šalyje. Irgi svyravime yra kaina, bet taip pačioje mokykloje yra vienoda kaina studijų. Dabar pas mus dar kas gena iš Lietuvos. Neaiškumas, ar pavyks tą krepšelį išlaikyti. Ir dabar irgi ta pati rotacija. Vienai patikinė kaip gėris, va čia konkurencija, išstums kitus, bet nežymus toks pokytis. Jisai tiesiog smūgis toks, iki tol nemokėjęs, taiga jam dabar 10 000 sumokėti.
tai jis negali orientuotis. Trečias dalykas, dar kad mūsų mokesčių sistema įvesta yra kaip baudų sistema. Niekur pasaulyje taip nėra. Mokestis už studiją tai yra solidarumo tokia išraiška. Visi moka, kadangi lėšų trūksta. O pas mus įvesta jinai kaip bauda. Bet kuri turi ilgalaikės pasekmes, kurias kenkia joms ir studijoms, nes jis turi uždarbio siekti, ieškoti, pradėti. Ir visam gyvenimui dar atsiliepia, jeigu, sakysim, paima paskolas, kitas tokį nesėkmingą sistemą. Ir per gena tą nesėkmingą paskolų sistemą. Jeigu pažvelgti į vakarų vėl šalis, tas pats, visose šalyse, netgi, galiu pasakyti, dabar šitos reformos kūrėjai, kurie parengė, šioje vietoje pas mus padarytas yra grinai bankų verslas. Bankų verslas kuria prasme? Miltonas Friedmanas, kuris buvo didžiausias, jau sakysim, dievukas, yra laisvosios rinkos autoritetas, kurio rėmėsi mūsų reformatoriai, tiesiai yra pasakęs, kad bankui šitas verslas yra nepelningas. Studentai išsivažinėja po baigimo, po kitos šalis, jie sunku surinkti. Paprastai yra nuostoliai turi. Tik jeigu valstybė imasi garantijos, kad jinai atlygina tos nuostolius, tada jiems yra pelningas. Išeina, kad tai yra bankų verslas, subsidijuojamas verslas. Tai Jungtinėje karalystėje, Australijoje, kaip pavyzdžiui, aš tas teikiu, tai yra vyriausybės programa, jinai tiesiogiai. Ta pati dabar padarė pernai, kovo mėnesį Obamos vyriausybė atėmė, nes jie paskaičiavo, kad taip jie dėl palūkanų mokėjimų, dėl kitokių didesnį išmokėjimą, jie turi kasmet 10 milijardų sumoka bankams, kad jis būtų pelnas, kad būtų verslas pelningas jisai kitas. Ir tai buvo pasipriešinimai, aišku, buvo, bet amerikiečiai perėmė, kaip padarė iš to vyriausybinę programą. Ir nusprendė tos 10 milijardų, kuriuos duodavo bankams, atiduoti studentams paramos fondus. Realiai, nes laisva rinka čia neveikia, nėra nenaudinga, turi būtinai remti vyriausybę bankus, nes jis bus nepelningas verslas. Pas mus jis atiduotas kitas, nueita priešingo keliu. Įdiegiant šitą, kai galėjo pasinaudoti tą praktiką, paimtas buvo tas bankų, atiduotas banko verslui. Ir dar kokie sąlygom? Palūkanas iškart mokėti paėmus, tai ima ne po, sakysim, jau jis turi gražinti. Antras dalykas, po baigimo, nepriklausoma, ar jis turi darbą, ar turi paėmų, neturi paėmų, jis turi gražinti. Tarp kitko, visose tas vakarų šalyse, ta pati Australija, jeigu pasiekima yra $40 000 metinių pajamų, tada tik pradeda mokėti. Jeigu paimti Didžiąją Britaniją, 15 000 svarų, tada tik pradedama mokėti kaip mokesčiai papildomas. Jis visiškai yra neapsunkinamas, sakysim, jis gali tą gražinti. Pas mus yra įvesta iš viso ir selektyviai dalį tai žmonių ir kaip bausmė. Tai visi tie dalykai gena Lietuvą, tos Lietuvos studentus iš Lietuvos. Čia jau vienareikšmiškai. Ir konkuruoti, sakysim, su tais universitetais kalbėdavo apie konkurenciją, sakysim, to reformos metu. Juokingai nuskamba. Tokiomis sąlygomis, tai čia tiesiog yra išstumimas jaunų žmonių iš Lietuvos. Jie čia, ir jeigu dabar, kaip sakyt, jeigu 1500 galima garantuoti, aš tai prognozuoju, kad jau daugiau kaip 2000 kitais metais, sakysim, jau vien Anglijos universitetų stos. O sudėjęs visus skaičius, o ministras dažnai sako, kai aš pasiklausau skaičius, aš juos seku. Jis remiasi Eurostato duomenimis, kiek studijuoja Europos Sąjungos šalyse, tas Eurostato duomenys yra tik 8 metų paskutinių paskelbti visos Europos mastu. Ar dar paminė, jam atrodo viskas tvarkinga ir gražu, kad studentai važiuoja čia, skaičiai nėra tokie dideli, iš tikrųjų yra žymiai didesni ir grėsmingi. Tai va, tai aš taip, manau, taip, pirmaeilis toks darbas. Aš jau nekalbėsiu apie visokius kitus pokyčius reikalingus padaryti. Paprasčiausiai, ką dabar galima padaryti, valstybė turi skubiai atsiimti šitą paskolų programą į savo rankas. Taip kaip yra Britanijoje, kaip yra šitoj Australija, kaip pavyzdys kitas, kaip padarė Jungtinės valstijos, tai yra, turėtų savo fondą, yra Lietuvos studijų fondas, per jį teikti tas paskolas, kad ir beprocentinės, ir tada būtų nustatyta, kad, sakysim, po baigimo, jeigu žmogus turi darbą ir turi pajamas, jis gražina tam tikrą procentų. Jeigu jis jų neturi, jis negali iš kažko gražinti, nebūtų tai bauda. Taip,
Vienareikšmiškai šitas žingsnis turėtų būti pirmiausiai padarytas, jau čia netidėliojant. Ir aišku, sekantis galėtų būti jau irgi, vis tik tais suvienodintas mokestį už studijas, tai būtų solidarumo mokestis. Nes jeigu, pavyzdžiui, pasirinka kai kurias yra specialybės, kurias mokamos yra brangios, bet muzika, sakysime, kainuoja, ten yra labai nedaug Australijoje jisai moka, muziko parengimas, kadangi jisai vidutiniškai jie net neuždirba daug, skaičiuojama, klasika, jeigu. Bet Lietuvoje tai yra brangiausios studijos, 18 000, tai yra absurdas. Kita dalį valstybė dengia. Tai va šitą sureguliuoti, praktika yra pasaulinė, yra vienareikšmė, akivaizdi ir viskas jau yra padaryta. Reikėtų tik tais perkelti šitas. Ir čia nereikia jau ieškoti nacionalinių ypatumų ir panašiai. Čia ne kultūrinis. Pinigai yra visur dalykas vienodas. Tos sistemos veikia ir jinai turi būti ne baudžianti studentų, o padedinti jam studijams. O šitą perversti reikia. Dabar yra bausmė. Jis priverstas vengti tos studijas, uždarbiauti, negali studijuoti, o turėtų ta paskola būti iš tikrųjų, jei jis galėtų paimti lengvai geroms sąlygoms ir galėtų jisai studijuoti. Pirmaeilis uždavinys, matau dabar, kad nevaryti studentų iš Lietuvos. Ačiū uždėmesi.